Sveiki, Evinai. Kas jūsų laukia, tuoj pasakysiu, bet pirmiausia, prašau, spauskite patinka ir pasidalinkite ir prenumeruokite mūsų kanalą. Na, o kurie norite asmeniškai, tai rašykite mums su Gaudintu į Facebooką, į Messengerį, tiksliau sakant. Na, dabar prognozė. Darbe viskas puiku, jeigu dirbate, bet jeigu nedirbate, vis tiek jūsų asmenybė dar toliau šviečia, nes, kaip minėjau, jums dabar yra šitoj srityje labai neblogas periodas. Ir jūs turėtumėte tikrai jausti pakilimą, džiugesį ir su tikrai džiaugsmu eiti į darbą arba kažkokią veiklą, kurią darote, daryti labai su dideliu džiaugsmu. Nes einasi kaip sviestu patepta ir atkreipia dėmesį tikriausia, kad jūs visi giria. Sako, nu jau tas, tai jau ar ta, tai jau turi auksinės rankas, jau ką nepaima, tą padaro, kadangi dabar jūsų saulės padėtis yra ypatingai maloni. Na, o dabar apie tą tokią biškutinę malonėją dalį šią savaitę. Šią savaitę gali įvykti konfliktas su artimu pakankamai žmogum, na, su kuriuo galbūt turite kažkokius meilės reikalus, bet ir meilės, ir piniginius reikalus. Arba turite simpatiją žmogui, bet su kuriuo turite kažkokius dar piniginius reikalus. Tai vad, būkite labai atsargus ir žiūrėkite dėl to padidinto konflikto galimybės. Yra ir tikrai turite palaukti ten kelias valandas, kol aprimsite, jeigu ten kažkas tokio nemalonaus įvyks. Taip pat tie, kurie, kaip bebūtų dar pilnatis, tai biškutį pavartosite kokio alaus ar ko, tai irgi piktumas toks gali užeiti, nes Marsas toks bus biškutį nuo savaitės vidurio nelabai palankus, tai nelabai saugokitės, kad, neaprėktumėt kažko ar nepasiūlytumėt iš vis su keptuve per galvą, jeigu moteriška, o vyrai kokio pasikumščiavimo. Taigi, brangieji, darbas, veikla, džiugesys ir kartu saugojimasis problemų, konfliktų su žmonėmis, su kuriais jūs jaučiate simpatiją, bet turite bendrų ar tai verslo, ar piniginių reikalų ir ar turtinės dalykus turite spręsti. Taigi būkite sveiki ir laimingi, iki kitos savaitės, ate.